Sveiki sugrįžę po reklamos. Šią laidą Noriu dirbti ir mes toliau griauname mitus apie profesijas. O dabar labai svarbus momentas. Labai daug mitų yra prigalvota apie darbuotojo saugą ir sveikatą. Darbdavys nesirūpina savo darbuotojais arba darbuotojai neklauso, negali atsitikti kažkokių nelaimingų atsitikimų. Žinokite, tai yra mitai, daug mitų ir mes juos tuoj bandysime paneigti. Darbuotojų sauga ir sveikata pradėjo formuotis XIX amžiuje per pramonės revoliuciją, kai žmonės masiškai pradėjo dirbti gamyklose. Darbo sąlygos tada buvo labai pavojingos, ilgos darbo valandos, nesaugus įrenginiai ir dažnos traumos. Laikui bėgant atsirado pirmieji įstatymai, skirti apsaugoti darbuotojus, o vienas svarbiausių pokyčių Europoje įvyko 1989 metais, kai buvo priimtos bendros darbuotojų saugos taisyklės, numatančios, kad darbdavys privalo rūpintis žmogaus saugumu ir sveikata darbe. Pristatome mito herojų. Sveiki, esu Greta Sakalė, įmonės darbo psichologija vadovė. Pastaruoju metu labai pastebim, ypatingai griežtai yra žiūrima į darbuotojų saugą ir sveikatą. Čia kažkas pasikeitė šitoj sistemai? Aš gal sakyčiau, kad ne kažkas pasikeitė, o žmonės subrendo ir suprato, kad jeigu darbuotojas į darbą išeina sveikas ir geros sveikatos, tai mes tikimės, kad jis lygiai toks pats grįš ir po darbo namo. Tai kas yra iš tikrųjų ir apie ką darbuotojų sauga ir sveikata? Tai aš visą laiką sakau taip, kad darbuotojų sauga ir sveikata prasideda nuo to momento, kada mes pasirašom darbo sutartį ir žmogus pradeda dirbti. Apskritai pas mus ateina. Todėl, kad jam gali įvykti vairūs įvykiai, tarkim, pakeliui į darbą, pakeliui iš darbo, darbe, komandiruotės metu. Ir mes turim užtikrinti, kad viso to buvimo darbe metu darbuotojas elgtųsi saugiai ir sveikatai nekenksmingai. Lygiai tą patį fokusą dedam ir į aplinkinius. Tai vadinasi, jeigu aš pastebiu kažkokį tai nesaugų darbą, tai nebūtinai gali būti mūsų įmonės darbuotojas, gali būti ten ir rangovai, tiekėjai ir panašiai, nes tikrai turbūt tokių situacijų esam visi matę. Man dažnai ir mūsų darbuotojai siunčia ten nuotraukas, kaip statybininkai dirba ant stogų, tarkim, arba ten neprisirišia ir sako, Greta, arčiok. Tai aš jau suprantu, kad jeigu manęs klausia, ar čia yra gerai, tai kad jau mes esam juos edukavę ir jie turi bent jau bazinės žinias, kas yra gerai ir kas yra negerai. Ir jau jeigu jie patys įsitraukia, o taip dažniausiai būna, tai mano širdis tai labai džiaugiasi. Anksčiau buvo manoma, kad visiems darbuotojams tinka tos pačios taisyklės ir vienodos instrukcijos. Šiandien požiūris pasikeitė. Vis daugiau dėmesio skiriama kiekvienam žmogui individualiai, jo saugumui, sveikatai ir savijautai darbo vietoje. Mes visi skirtingi, mūsų emocinė sveikata skirtinga. Ypatingai emocinė. Pagaliau mūsų ten fizinės galimybės skiriasi, ar ne, vienas aukštesnis, kitas žemesnis, atsiranda ir darbo vietų kitokių, ten su kilnojamais stalais ir panašiai. Tai dabar mes jau sakom, kad darbuotojų saugoje ir sveikatoje tu turi prie žmogaus prieiti individualiai. Ir tai, kas galioja visiems, nebūtinai galios tam žmogui, ar ne? Todėl, kad vienas galbūt supranta iš pirmo karto, kitam galbūt reikia 3 kartus paaiškinti. Kartais, kaip aš sakau, žmonės galvoja, kad jie yra kaip tie Super Mario žmogeliukai, ar ne? Kur turi 1000 gyvybių. Ir tada, katinai po 9. Taip, ir tu tiesiog tada aiškini žmogui, jeigu jis sako, aš čia 20 metų dirbu ir tu čia man vos neaiškink, bet taip, žinot, kaip sakau, švelniai. Tai aš tada sakau, tai gerai, jūs dirba, bet įsivaizduokit, kad jums kažkas atsitiks, jūs ten turi šeimą, vaikus, sesės, brolius, tai jeigu jūs savęs nevertinat, tai pagalvokit, kaip jiems seksis. Na ir tada žmonės dažniausiai susimąsto. Dėl to reikia žiūrėti, kaip prie to žmogaus prieiti, kad jisai suprastų tai, ką tu šneki ir kodėl tai yra svarbu. Nelaimės ar ekstremalios situacijos akimirką žmogus dažnai pasimeta, todėl svarbiausia ne panika, o žinojimas, kaip elgtis. Man yra tokių situacijų, kai, tarkim, skambina įmonės vadovas ir sako, Greta, žmogus nukrito nuo kopėčių, ką dabar daryti?
Sakau, tai kur tas žmogus yra? Tai sako, guli ant žemės. Tai kvieskit greitąją. Tai taip, bet tu, negali, daryti? tu irgi turi tą žmogų nuraminti, ar ne, Ai, negali supratau. sakyti, kad žiūrėkit, ką jūs čia nemoka daryti. Kvieskit Taigi greitąją, greičiau, taip, tai tu taip. sakai, tai dabar patikrinkit, ar yra gyvybinės funkcijos, paskambinkit 112. Todėl, kad jeigu tu sakysi, kvieskit greitai, žmogus stresiniai būsenai sakys, koks telefono numeris yra. Tai tokiu atveju pas mus tikrai būna, arba irgi yra buvę. Bet jau liūdnesnė situacija, kai dega didelis angaras ir man irgi skambina vadovas, sako, Greta, degam, ką daryti, sakau, iškvietėt gaisrinę. Tai nedar, tai sakau, dabar nusiraminam ir kviečiam gaisrinę. Ir tu tada turi palaikyti. Netgi tokioje situacijoje gaisras yra ir žmogus pasimeta, nesuvokia, kad reikia visų pirma gaisrinę kviesti. Taip, būna ir tokių atvejų. Tai aš visada sakau, kad darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai tai yra visiškai atsidavę savo profesijai žmonės, kurie turi kartais būti gydytojais, psichologais. Psichologais būtinai? Taip, nes emocinė sveikata šiai dienai irgi ima viršų ir jeigu mes anksčiau sakydavom tik tai, tarkim, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, tai dabar mes sakom darbuotojų saugos ir sveikatos ten ir emocinės gerovės specialistas, nes jau dabar daug yra investuojama ir kreipiama dėmesį ne tik tai tą fizinę vietą, bet ir emocinę darbuotojo gerovę, ar ne, ir čia gali būti bet kas. Vadovo parama, tarp asmeniniai konfliktai, ten darbo šeimos balansai ir panašiai. Tai čia yra labai platis rytis, apie kurią aš visada sakau, galėčiau parą kalbėti. Kartais nelaimė kainuoja ne tik sveikatą, bet ir brangias klaidas bei baudas. Aš visada sakau, jūs norit švelniau ar norit griežčiau, ar ne? Tai jeigu griežčiau, tai visada susimąsto. Tai baudos gali būti įvairios, nuo administracinės iki baudžiamosios atsakomybės. Tai va čia jau baudžiamosios atsakomybės, jau turėjo išgirsti. Taip, ir tada jau kaip pasakai, jeigu kažkas atsitiks, žmogus ten nebus aprengtas ar ne, nebus patikrinta sveikata, tai sakau, mes su jumis keliausim į prokuratūrą. Sakau, ne, aš tai nenoriu. Sakau, tai tada susitvarkom taip, kad mums nereikėtų ten susitikti, ar ne, o susitiktume tik tai gražiam aplinkybėm. O kokie yra stambiausi klientai jūsų? Tai turbūt vienas iš didžiausių klientų, tai yra Telia Lietuva. Ir va, ten tikrai yra daug rizikų ir tu juos turi apsaugoti nuo to momento, kada tu pradedi darbus arba ateini pas klientą, ar ne, iki to, kaip tu jau išeini iš to kliento. Tai visais atvejais, kas yra labai smagu, tarkim, kad Telijos darbuotojų sauga ir sveikata tikrai yra pasiekus tam tikrą inovacijų lygį. Bet žinokit, aš matau, atsiprašau, kad pertraukiau, aš matau Teliją ir apie jų požiūrį į tą patį žiūrovą. Į daug aš matau, kad kultūra yra labai aukšto lygio. Tai turbūt čia priklauso nuo to, kaip tu pas ten viduje, ar ne, taip ir transliuoji. Taip, ir tarkim su vadovais, tenai tai nebūtinai yra aukščiausio lygio vadovai, ar ne, tai gali būti ir žemesnio lygio vadovai, tai mes netgi turim ketvirtinius susitikimus, bet kaip sako, iš kur jiems žinoti, tai jeigu tu jiem nepapasakosi, nepristatysi, bet žmonių kalba, ar ne, tai jie ir nežinos, tarkim. Lietuvoje yra tokia higienos norma darbas su video terminalu. Aš dabar jums ir daug kas man sako, kas yra tas video terminalas? Aš tada sakau, lietuviškai mes esame įpratę tai vadinti kompiuteriu. Ir vadinasi, mes turim reikalavimus, kokia turėtų būti kompiuterizuota darbo vieta, kaip žmogus turi sėdėti, kaip stovėti, kokias pertraukas daryti. Ir mūsų tikslas yra vadovus ir darbuotojus supažindinti su tuo. Taip. Ir po truputėlį, kaip sako, lašas po lašo ir akmenį pratašo. O kaip iš tikrųjų yra gyvenime? Tai galit popierį daug visokių rašyta, gyvenimas yra gyvenimas. Žinot, Rasita, aš visada sakau taip, kad kada pamatai realias pasiekmes, tada tu supranti, kad ne popierius yra svarbiausias, o ne dokumentas, o žmogaus sveikata ir gyvybė. Taigi, mitas, kad šioje srityje per daug taisyklių, tikrai paneigtas. Dažnai būtent jos padeda išsaugoti tai, kas svarbiausia. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.